Kai darbas yra tavo pomėgis arba pomėgis yra tavo darbas, tu domiesi, tau tas patinka, tu leidi su tuo laisvalaikiu, mano manymu, tampi geresniu specialistu. Čia yra vienas iš mano projektėlių, tai teko sukonstruoti į LED šviesos diodų kubą, kuris yra surenkamas, nereikalauja litavimo ir galima keisti įvairias funkcijas, greičius ir spalvas. Tai esu Dominykas Masilionis, dirbu kompanijoje Littlefuse elektronikos inžinieriumi. Viskas prasidėjo gal nuo mažumės, visada buvau į techniką, į kažkokius tai rengimus. Kauno technologijos universitete pabaigiau bakalauro bei magistro elektronikos studijas. Karjeros kelią Littlefuse pradėjau dar studijuodamas. Nusprendžiau, kad norėčiau išbandyti save ir susipažinti su elektronikos pramonė. Todėl įsidarbinau gamybos operatoriumi ir šitos patirties metu supratau, kad visgi noriu tęsti karjerą čia. Littlefuse dalyvauja karjeros dienose. Taip pat turime nemažai ir kolegų, kurie periodiškai dalyvauja ir studentų baigiamųjų darbų gynimuose. Pas mus praktikantai dalyvauja atrankos procese, susipažįsta su savo būsimu praktikos vadovu, su personalo skyriaus kuratoriu atsakingu už praktikos programą. Praktikantai pas mus laikomi jau pilnaverčiais darbuotojais, jiem yra skiriamos užduotis, suformuluojamos jų atsakomybės, suformuojamas praktikos planas. Praktikantai pirmiausiai yra supažindinami su esamais produktais ir dažniausiai jie susiduria su tokiais darbais kaip projektavimas, programavimas, testavimas bei komunikacija tarp vidinių mūsų skyrių. Suprantame, kad dažniausiai tai yra pirmoji kažkokia tai reali darbo patirtis, todėl skiriame nemažai dėmesio, analizuojant jiems kylančius kasdienius iššūkius. Ir praktikos pabaigoje, jeigu yra žingeidus, rodantis iniciatyvą, išpildo savo praktikos tikslus, jiems yra pasiūloma jau oficiali darbuotojo sutartis. Skatiname studentus rinktis praktiką po 2-3 kurso, bet nepaslaptis, kad tą daryti reikėtų kuo anksčiau, nes ta darbinė patirtis, kurią suteikiame bei kurią studentas pats čia pamatytų, yra neįkainojama ir ją verta turėti kuo anksčiau. Jeigu mėgsti techniką, esi žingeidus bei mėgsti konstruoti, tai yra vienas pagrindinių inžinieriaus pamatinių savybių. Jeigu jas turi, nedvejok ir rinkis elektronikos inžineriją. Čia mano darbas. Studijuok elektroniką Kaune.